Esame Rūdninkų girios biosferos poligone, paukščio apsaugai svarbioje teritorijoje Rūdninkų girioje. Ir atliekam pirmą kurtinio apskaitą. Lietuvoje kurtinys yra viena labiausiai nykstančių rūšių, tai yra brandžių, senų pušynų rūšis ir pavasariais, kovo, balandžio mėnesį kurtiniai susirenka į savo pamėgtas vietas, kur vyksta jų tuoktuvės. Tai vieną vietą susirenka patinai, atskrenda patelės į tas vietas, tai toks įspūdingas reginys, bet nenorėdami trikdyti šios rūšies mes anksti rytais tuoktuvių metu nevykstam į tuokvietes, jų neskaičiuojam, tačiau atvykstam dieną, kai kurtiniai būna išsiskirstę ir ieškom jų veiklos žymių. Taip vyksta kurtinių monitoringas, nes pagal veiklos žymes, pagal ekskrementus galima apskaičiuoti, kiek buvo susirinkę kurtinių tuokvietėje, kur yra jų tuokvietės, na ir taip apsaugoti tas vietas, kuriuose jie susirenka. Tik pabaigėm kurtinių vieną iš apskaitų šitam Rūdninkų biosferos poligone, kuris yra dabar tapęs ir karinių poligonų. Lietuvos kariuomenės kartu su NATO, žinant tai, kad plečiasi šitą teritoriją kariniams tikslams, tai buvo labai svarbu mums sužinoti, pasižiūrėti, kaip reaguoja paukščiai ir ypatingai kaip reaguoja į naujus miško kirtimus ir poligono karinio plėtrą būtent kurtiniai, kurie yra labai jautrus, archaiški paukščiai, labai sėslus, prisirišę prie savo tuokviečių, prie įprastų savo vietų. Kadangi čia viena tuokvietė gerokai nukentėjo, tai bandėme pasižiūrėti, ar tie kurtiniai yra kažkur pakraščiuose išlikę, galbūt toliau pasitraukė. Ir pavyko rasti mums įrodymų, kad yra tie kurtiniai, galbūt ne visi vienoje vietoje, kaip kad buvo toj ankstesniai geroj tuokvietėj. Tai dar čia kiti stebėjimai parodys. Ir dar planuotumėm, kad reikėtų dabar kiekvienais metais pakartoti šitos stebėjimus, kad galėtumėm sekti situaciją ir matyti, kaip šitas visas karinis poligonas veikia paukščius.